Sveiki, turim patį mažiausią Hymerio integruotą kemperį dabar naujausio 27 metų. Pažiūrėkit, koks priekis. Jis yra visiškai naujas. Čia labai gražiai dega ledinės lempos, čia matricinės lempas. Ir jisai, kai žlibina, tai žlibina žiauriai gerai. Bet efektas toks biškai papiktinto, tokio biškai susinervavusio kemperio, man atrodo. Tai jis turi tos jėgos tokios. Noriu parodyti Hymerio kokybę. Ateikit. Žiemą, kai važiuot, langas didelis, jisai šąla, rasoja ir panašiai. Bet pažiūrėkit, pas Hymerį visur išvedžiotų ortakiai tam, kad jis paimtų šilumos daugiau ir atiduotų langui, tam, kad jums nerasotų. Netgi visi detektoriai apšiltinti. Jeigu mes kalbam apie kokybę, Hymeris yra aukščiausio lygio, visi lyginasi jį. Gerai, einam. Juodi lietnykai. Čia yra 27 metų dizainas Black Linas. Daug juodos, daug pilkos spalvos. Beje, jūs galite pirkti, yra balta, sidabrinė arba pilka spalva. Išvažiuoja laiptelius, turime šydžiai laikymo vietą didelę, turime įprastinę kasetę, čia yra skyrius daiktams, turime dujų sistemą, čia dedasi dujų sistema ir tam, kad lengviau būtų išimti, jeigu reikia išimti, jinai išvažiuoja. Nu, jūs jau ten jau žiūrit, remontuojat, keičiat dujų balionus, jeigu reikia ir panašiai. Šičia mes turime netgi šildymo sistemą, tai yra reduktoriai. Šitie mygtukai yra tam, kad, pavyzdžiui, kai jūs prijungiat dujų balioną, kad suvienodumėt slėgį, kad slėgis neišeitų iš dujų baliono, kai jūs atidarot. Nes jeigu jo nebūtų, jūs atidarėt, prijungiat dujų balioną, po kol vėl nusiorins, po kol vėl prisiorins, yra reikalų. Toliau, mes turime čia dujų filtrus ir reikalingi tam, nes dujos dažnai būna su priemaišom ir, pavyzdžiui, šaltuvas irgi dega liepsnelė ir šaldo nuo dujų, tokiu būdu nuo tų priemaišų apsineša tą liepsnelę, kur išeina ir šaltuvas nebešaldo. Tai čia kaip pavyzdys, tai čia būtinai šituos reikia turėti filtrus, kartą per metus juos reikia pasikeisti. Šičia dujų kontrolė trimas, į vieną pusę palenkėt, veikia vienas dujų balionas, į kitą pusę palenkėt, veikia kitas dujų balionas, taip veikia būdų dujų balionai. Dar labai svarbi sistema yra crash sensorius. Jeigu išvažiuojat, kas nors smūgis didelis į kemperį, avarija, nežinau, dar kažkas, jisai iššoka ir užrakina visą sistemą, kad nebūtų viduje dujų nuotėkio ir jumis apsaugotų. Ir čia aš matau, kad dar yra šildymas reduktoriaus, šičia, tam, kad jeigu būtų labai šalta, kad visa šita sistema neužšaltų. Nu, atrodo, viską papasakojau. Gerai, einam toliau. Bagažinė tikrai labai didelė, aptraukta veltinių. Tai yra garso izoliacija, šilumos izoliacija. Šičia mes turime metalinį pagrindą, tai reiškia, kad nesibraižytų. Ir turime 3 didelės dar lentynas, aš matau. Tai reiškia, kad susidėtumėt ženkliai daugiau daiktų. Ir turime netgi lauko dušą, tai kad ir lauke galėtumėm praustis. Ir turime laikiklius, kabliai, kuris įsikabina šičia, kad galėtumėt vežti sunkius daiktus. Tai motorolerius, motociklus. Čia beje galite vežtis motociklą, nes šičia 350 kg, bet galite atlaikyti šitą bagažinę. Tai motociklas, kiek sveria, 200 kg. Toliau. Black Linas, Hymeris, kameros, apipavidalinimas papiktintas. Man tai atrodo kaip Porsche. Daugiausiai Porsche parduodama dabar yra tokių pilkų. Dar laikikliai šičia, kaip dėmesį, 2 spynos ir čia mes turime tik vienas užrakinimas. Tai jo saugo ir čia yra dar centrinis užraktas. Automatiškai užrakina bagažinę. Elektros pajungimas, juoda markizė su LED apšvietimu. Langai leisti. Žinot, aš kaip pasakoju, tai yra viskas, kas geriausia yra, tai va čia yra. Čia bus griliaus pajungimas į lauką. Turime šiukšlinė, labai lengvai nusiima 2 spinas, tai yra geriau negu viena, kad net atsilenktų. Ir žinot, kas dar čia labai gerai yra? Čia yra šildymas, tai mes galime čia palikti batus ir jie bus šilti. Nes, pavyzdžiui, šaltis, kai važiuoja žiemą, tai jis daugiausiai eina pro šitą vietą, nes čia yra žemiausia vieta. Gerai, tai turime dvigubą grindų sistemą, tai matom, kiek čia mes turime tam pasidėti vietos. Čia yra šildymo sistema, ten bus elektrė, ten toliau bus vanduo ir dar bagažas skyrius. Man labiausiai patinka tai šitas skyrius iš tikrųjų. Čia galite važiuoti pasidėti daiktus ir turim raktus. Čia yra kaip seifas. Čia galim susidėti daiktus. Tai jeigu važiuosite į kokį nors festivalį, tai žinot, kur galite pasislėpti gerų daiktų. Tai turime papildomus lango apipūtimus, nes langas irgi šoninis labai didelis. Ir kai tas žmogus važiuoja, tai patikėkit manim, jisai iš tikrųjų jaučia didžiausią malonumą. Nes jisai turi didžiausią panoramą, čia kavelės, pasideda arbatėlės, vandenuko, didelis langas, nu ir fantastika. Ir surinkimo kokybė gera ir jisai nebarška. Tai, vienu žodžiu, bus gerai. Dar šitas žmogus turi vietas 5 puodeliam, muzika gera, čia yra webasta, sistema, kad žmogus neužmigtų prie vairo, linijų palaikymas, distronikai, ką besugalvosit, čia viskas yra. Ir laiptelius centrinį užraktą. Ir turim dar krūvas USB, 3 USB, 12 V, telefono belaidis prikrovimas. Vienu žodžiu, ką besugalvosit gero, čia yra. Netgi turim stalą, parodysiu. Galim padidinti, bet matot, kaip labai lengvai.
tikrai žiauriai gerai. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, Himeris labai jaukumą yra orientuotas, dėl to visur yra tai ambient apšvietimai, matot, čia apšvietimas, tenais apšvietimas, dabar diena, aišku, nesimato, bet, taip yra. Virtuvės zona. Virtuvės zona nėra didelė, nes kemperis yra prie trumpesnių. Turime 2 degiklių viryklę, galime čia daryti, turime didelę kriauklę, kranas, apšvietimas, visur apšvietimai, aišku, tai darot, iš karto valgyti. Labai gerai yra, kai šitoje vietoje yra daroma valgyti, nes kai darai valgyti, tu gali bendrauti su lauku, iš karto viską paduoti ir pats būti judesy. Nes jeigu šitoje pusėje yra virtuvė, biškelės toks biškiai užguitas. Taigi, turim 15 kg atlaiko, 15 jau 30, dar 15 jau 45, čia 10, 60 kg. Tai 60 kg gali čia vežtis. Ir dar atsirado naujovė, kad pas Himerį dabar jie yra užrakinami. Avarinis užrakinimas, atrakinimas. Čia užrakina, atrakina visas stabdžius. Nes tikrai man buvo, kad aš taip pamiršau užsirakinti, važiuoju per poškų badykšt, stabdžius išvažiuoja su visam gerybėm. Tai bet čia jau viskas. Tai toliau yra dar 3 vietos laikymo daiktams. Panelė mes jau dar kartų rodėm, dabar šitą naujoji, tai bet kada galėsit pasižiūrėti kitam video. Turim orkaitę, orkaitė labai kompaktiškai įmontuota ir labai gražiai atrodo su šaldytuvu. Šaldytuvas va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentynos ir 7 šaldoma kamera. Tikrai daug. Laikymo skyrius 15 kg. O, Himeris turi tokias opcijas. Galima padaryti taip, kad čia būtų visa spinta. Tai yra išimama šita dalis ir tada čia daroma spinta. Arba jeigu žmogus yra ilgas, kaip aš, aukštą reikia sakyti, tai čia yra pralyginama lova vietoj spintos. Tai tokiu būdu mes čia turim spintelę. Nedėtską ir čia turim spintelę, o kabyklą, manau, galim pasidaryti, įdėti. Tai čia jau pasirinkimas. Antras dalykas, turim čia vietos laikymams, gali pasižiūrėti. Tai čia turim kabyklas, užsidarom, lygiai tas pats ir čia, bet čia jau turime lentynas didžiulės. Čia šlatelius ir lanksto kapitėlės arba turim vietą pasidėti daiktams. Daug kartų rodėm, kad čia galima pasidaryti didelę labai lovą, nes dedasi toks įdėklas ir dar čiužinys, tai žiauriai didelė lova, arba galima netgi, pavyzdžiui, išimti ir čia turėti staliuką, pavyzdžiui, kaip čia, tai jau kaip kas miega. Toliau, čia dar turim kabyklas, dar turime netgi čia, jeigu pažiūrėsim kabyklą drabužiams, gerai galvojam apie drabužius, daug. Turime dar čia 2 lentynos, čia beje, kur yra USB, yra jungtis. Tai, kiekvienas centimetras yra dizainerių labai stipriai apgalvotas ir išnaudotas, kad tik būtų ir gražu, ir funkcionalu. Tai čia ir šičia. Tai mes čia turime 1, 2, 3, 4 lentynos ir dar tokios polentinės, gal taip įvardinkime. Kai čia miegat, čia gali pasidėti telefonas ir labai fainai, kad yra didelis langas aukštas, dėl to jūs matysit jūrą, nes tie langai, kurie yra siauri ilgi, ten žiūri, nežiūri, matos nesimato. Ir muzika, tai dabar pas visuose Himeriuose yra integruotas muzikos sistemos, tai čia jūs labai puikiai galėsit klausyti muzikos. Ir dar yra čia naujas liukas. Dabar nauji liukai darosi taip. Seniau būdavo liukai darosi šitaip atsidarinėja. Ir kai lyja, prilyja pastoviai kemperį. Tai dizaineriai suprato, kad reikia liuko, dabar liukai va taip pasikelia. Ir dėl to, jeigu lietus lytus, visi galite atidaryti liuką ir neprilis. Žmona sako, vėjas pripūs. Čia nuo požiūrio kampo, optimistai, pesimistai. Nepažiūrėjom dar tualetų ir vonios. Žmona sako, šikyklos. Tualetas, kriauklė, dušo kabina. Tai mes čia ką čia turim? Čia turim 2 lentynos. Čia daug kosmetikos gali susidėti. Manau, tikrai užteks. Krovinė neužtektų, bet normaliem žmonėm užteks. O čia dar žiūrėk, dar nebuvo šičia. Pirmą kartą. Ja, šiek pirmą kartą. Dar nebuvo. Ir pasikabinti. Aišku, čia einant į dušą reikia išsiimti šitą ir tada jau imti dušą. Hebra, jeigu jums patiktų toks gyvenimo būdas su kemperiais, norėtumėt keliauti, paskambinkit, mes pakonsultuosim, papasakosim, susitiksim, kavos išgersim ir parodysim dar daug įdomių dalykų. Laikykit, subscribinkit ir iki. Galim ir ne tik kavos išgerti. Ir ne tik darbe.